Sveiki, sveiki. Ačiū Lina už puikų pranešimą. Dabar turiu daugiau idėjų, ką nuveikti su komanda. Ir dar svarbiausia, kad turiu pasiteisinimą šeimai, kodėl šiandien žaisiu padėlį su kolegom, o neįsiu namo pjaut žolės, nors ir oras nekoks. Tai va, tai ir ačiū už galimybę kalbėti apie tai, kas yra svarbu. Komandinis darbas yra man labai svarbus dalykas ir kaip išsigrynau gyvenimo misiją. Va, ir jo, tai pabaigai nekalbėsiu apie žaismingumą, kalbėsiu apie, tokią istoriją, apie failus, bet pradžiai trumpai apie mane, ką bendrai veikiu. Tai Via3L, esam logistikos paslaugų tiekėjas, sandėliai, transportas, išvežiuojam prekes, jeigu turi kažkokių gėrimų, galimai mes čia atvežiam. Dirbam apie 200 žmonių, turim padalinius 3 Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Va, gentis, tai čia mano toksai asmeninis hobis, gal teko girdėti, kas yra gentis. Tai yra tokios savitarpio palaikymo grupės, 10 žmonių, anksčiau buvo tik tai vyrų gentis, dabar yra moterų gentis, kad nebūtų diskriminacijos. Pirmus 2 mėnesius facilitatoriai padeda tą žmonių grupę įsivažiuoti į tam tikrą bendravimo rutiną, modelį, turėti kaip tai daryti, kad būtų galima sugyventi ir mokytis vienas iš kito. Vėliau facilitatoriai atsiskiria ir gentis gyvuoja, kaip sakyti, be jokių ten pinigų ir panašiai, kiek tai jai norisi. Aš jau turiu gentį 3 metus, tai ir jie labai džiaugiuosi. Pats esu facilitatorių mokytojas, mentorius ir šiaip, kaip sakant, labai džiaugiuosi tą bendrystę. Ir Metateam, tai mes su partneriais turim tokią mažą komandą, 5, einam į organizacijas ir taip pat kalbam apie komandiškumą, komandų formavimo, komandų brandą. Kažkurio momentu bandžiau suprasti, kas čia, kodėl aš taip daug veikiu ir kas čia siejasi, tai iš principo apie tai, kaip sugyventi žmonių grupiai, kaip turėti tą komandą, tą grupę žmonių, kur būtų geriausias rezultatas. Gal čia ateina iš mano vaikystės, esu 5 vaikas, jauniausias ir man buvo labai svarbu sugyventi su brolis ir sesė. Taip pat, tai apie komandos vystymas, branda, aš brandą tą naudoju kaip kodinį žodį, nebūtinai efektyvumas. Į tą brandą eina daug dalykų, tai tame tarpe, kaip komanda pasiekia rezultatų, kaip išsisprendžia problemas ir kaip sugeba netgi tikslus išsikelt. Tai kaip suprast apskritai ir komanda brandi, ar čia reikia kažką vystyti, ar reikia čia kažką auginti. Čia toks yra pasakymas, kad jeigu nori sužinoti, ar tavo draugas tikras draugas, tai nusivesk į kalnus į žygį ir pamatysi. Tai žodžiu, reikia iššūkio. Ir apie tokį iššūkį, kurį kalbėsiu, čia vyko kokie 5 metai atgal, gal net ir šiek tiek daugiau, tai jau galima ramiai apie tai kalbėti, emocijos praėjo, žaizdos išgyja. Jo, ir tas iššūkis buvo toks, kad mes labai smarkiai augom, turėjom vienoj teritorijoje, bet buvo iš principo 3 atskiri padaliniai, sandėliai, atskiros komandos ir mes jau ten nebetilpom, jau plyšo viskas per siūlės, turėjom kažką veikti, kažką daryti, judėti į priekį. Reikia naujų patalpų, reikia plėstis ir pasitvirtinom su akcininkais, kad keliamės į naujus didelius sandėlius, visi padaliniai bus vienoje vietoje, vienoje krūvoje, ir iš tikrųjų bus super. Turėsim efektyvumą, turėsim bendrą komandinį darbą, viskas bus super. Papildomai prie to dar tokių gerų žinių atėjo, nes pasirašėm sutartį su vienu dideliu klientu, didmenininku, kad tie sandėliai nebus, kaip sakant, pustuščiai, bet turėsim ką veikti. Ne? Papildomai dar prie to gero vaibo turėjom tokį vieną klientą, kuris jau buvo be šeinas, jau tarsi išėjo ir po to suprato, kad visgi mes esam patys fainiausi, geriausi ir grįžo. Tai žodžiu, taip jau buvo be šeinas, šiek tiek sujaukė mūsų planus, bet susirinkimuose vadovų, aš kalbu apie vadovų komandą, čia apie 12 žmonių, mes visi tokie entuziastingi, darysim, bus ir judam į priekį. Ir taip pagalvojus, atsukant plokštelę atgal, tai buvo signalų kažkokių, kad gal čia ne viskas ok. Kažkokie patylėjimai, kažkokie nutilėjimai, ką su to daryti, galvoju, gal čia mano toksai imposterio sindromas, kad tai čia aš, ten tokius projektus, ten 100 žmonių judam, gal čia tiesiog mano kažkoks nepasitikėjimas. Dzin, kolegos, gal irgi bijo pokyčių, normalu, ne, tai, žodžiu, važiuojam į priekį. Ir pradėjom važiuoti į priekį, ir pradėjo po truputėlį lysti to iššūkio pasiekmes, žodžiu, lipant į kalną.
Pirmas, tas toksai, kaip sakant, griuvys, kurį reikėjo perlipti, buvo tai, kad mums jau besikraustant paaiškėjo, kad tas sandėlys dar ne iki galo pastatytas. Tai terminai jau spaudžia, didysis brolis akcininkai spardo į minkštą vietą, kad jau hebra jums laikas, o čia, ten, kur turi stovėti lentynos stelažai, dar jų negalim statyti, nes dar čia kažkas tai vyrina ir stato stogą, galim statyti tik tai ten, statom ten, bet iš principo visa logika, kaip turi būti išdėliotas prekės sandėlyje, va taip pat kažkaip ir iš principo griūna. Pirmas iššūkis, ne? Sekantis dar toks akmenukas bate, tai kad tos 3 atskiros komandos pasirodo visai fainai galėjo dirbti atskiruose padaliniuose mažuose ir kai suėjom visi į vieną didelį kambarį, atsirado tam tikrų klausimų, tam tikrų trinčių, kad kažkokių rodymų vienas kitam pirštais, kad čia tu turi padaryti ir taip toliau. Ir kad tas bendradarbiavimas pasirodo visai yra kitoks. Bet čia yra stresas, mes kraustomės toliau, čia jau baigiam stelažų statyti, vyrint, judam į priekį. Kokios kitos tos pasiekmes, tai iš tikrųjų pradėjom vėluoti, klimpom į tokį, kaip sakyti, vėlavimų liūną, kiekį padidėjo, atėjo tie 2, vienas beišeinas, kitas naujas klientas, logika pagriuvusi, komanda ne iki galo susikalba ir pradėjom vėluoti. Kas vyksta vėluojant? Klientai skambina, labas, konferencija prasidėjo, kur mūsų vanduo, kur mūsų gėrimai, atakuoja customer service'ą. Customer service'as atakuoja gamybos, tos mūsų operacijų padalinius, operacijų padaliniai rodo vieni kitus į pirštus ir turim didelį chaosą. Ir kokia reakcija? Aš čia kalbu apie tokią žmogišką reakciją, kas vyksta tuo metu, kai komanda failina. Ir aš prisimenu savo pačio reakciją, tai aš buvau įsijungęs tokį superherojus maudą. Bet, ne ta prasme, kad čia ateis ir vienas išgelbėsiu, bet tas, kuris bando tai daryti ir neveikia. Ir daug kaltės, netgi gėdos, ir jeigu kalbam apie tą vadovų vienatvę, tai aš manau, kad čia yra tas momentas, kai komanda failina ir tu ten esi vienas. Ir nes su kuo pasidalinti. Komandos nariai irgi tradiciniai įsijungia mechanizmai, fight, freeze, flee, kažkas sako, eikit nafik, aš jau einu iš darbo, kažkas užsidaręs ir sako, aš nieko nežinau, aš čia tik dirbu, kažkas fightina ir rodo pirštų viens į kitą. Ir čia atsirado motyvas man, kad blemo kažkas neveikia. Tai motyva. Ir čia tas momentas, kai pas mane, galvoju, vyko kažkoks lūžis, kad neveikia tie dalykai. Ir aš nekalbu apie tos dalykus, kad gal mes blogai prekes sudėjom, gal ten kažkokia strategija neteisinga ir panašiai, bet kalbu apie tą tokį, kas vyksta komandai, netaip veikia. Ir nežinau iš kur, nebeatseko, bet pas mane atsirado tokia graži raudona knyga, Patrick Lencioni, Svajonių komandos kūrimas. Gal teko kažkam girdėti? Tikiu, kad teko, gal kažkam teko netiesiogiai skaityti ar per visokius YouTube pranešimus, bet žodžiu, čia perskaičiau nuo A iki Z ir pamačiau, kad ten kalba iš principo apie mūsų komandą. Ten viskas parašyta buvo, taip kaip vyksta ir įsivaizduoju, kad tą knygą parašė ne apie mus ir kad tokių komandų yra daugybė, kurios taip failina ir nesusikalba. Ir jau kilo tas jau yra motyvas, kilo noras daryti pokytį. Tai pokytį, kaip sakyti, jeigu nieks neveikia, turiu knygą, panašu apie mane, tai reikia daryti kaip pagal vadovėlį, tai kas parašyta. Tai čia buvo visai geras mano sprendimas pasimti vadovėlį ir padaryti tai, kaip ten parašyta. Tai parašyta buvo, ten kaip grožinis romanas yra apie vieną komandą, kuri failina, bet ir yra tokių visai paprastų įrankių, kaip ką daryti, tai yra toks kaip čia diagnostinis klausimynas, nedaug klausimų, berods apie 20, į kuriuos atsako žmonės ir tie klausimai susidėlioja į tokią piramidę, kuri parodo, kurioje vietoje komanda failina. Tai bazė yra pasitikėjimas, daug apie kalbą, ne tik Lencioni ir kiti autoriai, kad tam, kad mes galėtumėm kalbėti ir spręsti problemas, visų pirma, mes turim pasitikėti vienas kitu. Jeigu aš pasitikiu kolega, tuo, kad jis nėra piktavalis
jeigu jis klysta, tai jis tiesiog yra žmogus ir dėl to klysta. Ir jis taip pat į mane žiūri, jeigu yra toks pasitikėjimas, remiamas atvirumu, pažeidžiamumu, tada mes galim išsakyti mintis, kalbėti apie visus dramblius kambarį, kad mes esam kad mes nepadarėm to rano. Ir jeigu mes galim kalbėti, tada dingsta tokios frazės virtuvėliai kaip, aš taip ir galvojau, bet nepasakiau, nes tada, kaip minėjau, buvo ten kažkokių tokių nepasakymų, bet gal nemokėjom pasitikėti vieni kitais. Jeigu mes galim kalbėti jau atvirai vienas su kitu, tada reiškia, mes galim turėti skirtingas nuomonės. Jeigu turim skirtingas nuomonės, mes galim turėti konfliktus. Ir konfliktas ne tas, kad mes, kuris yra teisus, kuris ne, bet mes galim įsitraukę, įstringai diskutuoti ir turėti geriausią komandinį rezultatą. Tai reiškia, einam iš hierarchinės sistemos, kur yra vienas supermenas, kuris viską išsprendžia, bet į tai, kad turim 12 žmonių komandą ir kad visi galim įdėti į tą sriubą savo, kaip sakant, morką, riešutą ir panašiai. Ir jeigu jau aš įdėjau savo žodį, ir tada, aiškiai, aš galiu pasitikėti, ir tada aš, reiškia, galiu tą sriubą pats ir srėpti. Ką jau prisiviriau, gerai ir blogai. Reiškia, mes turim įsipareigojimą rezultatui ir važiuojam į viršų. Tai čia tokia truputėlį gausi teorinis intarpas, bet pagal šitą teoriją pasidarėm klausimyną, pažiūrėjau atsakymus, ir ką. Kaip Lencioni rekomendavo, išvažiavom į komandos sesiją, žodžiu, visai dienai, ant gražaus ežero kranto, Trakų rajone. Ir sesija prasidėjo nuo to, kad pristatinėjau rezultatus. Tiesiog imu klausimus pagal klausimą, iš pasitikėjimo, iš konfliktų, iš įsipareigojimo dalių, ir taip skaitau klausimą. Pavyzdžiui, pas mus komandoje, kai kažkas padaro klaidą, nedelsiant atsiprašo. Rezultatas 2 iš 5. Pristatau, tyla. Ok, galvoju, gerai, važiuojam toliau. Kitas klausimas. Pripažįstam klaidas, pavyzdžiui. Tyla. Ok, galvoju, ką dabar daryti. Čia vėl tas vienatvės vadovo jausmas. Ką daryti? Bet nėra kur dingti. Reikia važiuoti toliau. Galvoju, taigi lyderis pirmas turi pripažinti savo klaidas. Tai, ok, pradėsiu nuo išpažinties, ne? Hebra, čia taip ir buvo. Priėmiau sprendimus, net stovėjau prieš akcininkus, kai reikėjo kraustytis į nepastatytą sandėlį ir, iš principo, aš atsakingas už tai ir atsiprašau, kad mes esam šitam Tikiuosi reakcijos, tyla. Ok, tai galvoju, per langą nešoksiu, bandam važiuoti toliau. Ir kažkurioje vietoje aš niekada nepamiršiu frazės vienos kolegės, kuri kažkurioje vietoje ta tyla buvo matyti tokia ir vertinga, neištvėrė ir sakė, bet blemba, Hebra, taigi mes kiekvienas savo. Ir toks buvo, ok, aš nebe vienas. Yra Ana, kažkas atliepė, popkorno efektą, mes pradėjom kalbėtis. Tai iš principo visą dieną mes diskutavom apie tai, kur yra tas nepasitikėjimas, kur pas mus yra susirinkimai be jokio konflikto, o susirinkimai be konflikto, tai yra taip pat kaip filmas be konflikto, tai yra nėra nei geriečių, nei blokiečių. Tokie, būna tokių filmų, pavaikščiojo, pakalbėjo, nesuprasi, kas su ko, kas už ką, ne? Tai turi būti konfliktas, ne? Tai apie tai mes diskutavom visą dieną ir išėjom realiai ne vien tik tai su tokiu soft rezultatu pasitikėjimu, bet ir išėjom su kažkokiu hard rezultatu, ką daryti, kaip daryti ir važiuojam į priekį. Ir grįžę atgal, pirmadienį kolegos, kurie nedalyvavo sesijoje, buvo tokie, vartojo, tai tikrai net ne alkoholį. Kažkas jums yra, žinai, visi tokie excited, tokie visi pakilus. Viską daro. Ir buvo tikrai faina nuotaika. Tai spėkit, kiek ilgai tęsiasi. Tai kaip sako, čia man atrodo iš rytų išminties, kad strategija įpročiai valgo pusryčiams. Tai iki sekančių pusryčių, žodžiu. Kol atėjo vienas kažkoks dar rimtesnis iššūkis ir kas vyksta, kai mes neturim įpročio, grįžtam į senuosius įpročius. Ir kai senieji įpročiai grįžti į tos pačius paternus, tos pačius šablonus elgesio, vyksta viskas atgal. Ir kad susiformuotų įprotis, matyt reikia, kaip ir su sporto klubu, vieną kartą nueisi nieko, metus, vystys įprotis, turėsi jau kažkokį tai kitą rezultatą. Tai
Prireikė laiko, kad mes tai suprastumėm, kad neužtenka vienos sesijos. Prireikė dar keletų failų, kol dabar, ką mes turim kiekvieną mėnesį sesiją, kur skiriam laiko komandai. Visa vadovų komanda, mūsų dabar apie 14 žmonių iš skirtingų padalinių, tiek atsakingų už operacijas, suporto padaliniai, visi važiuojam visai dienai, užsidarom kažkur. Turim mažą dalį hardo, tai yra kaip mums sekasi, kur mes esam prezentacijos, kita dalis visiškas softas, santykių kūrimas. Išsikalbėti dalykus, apie kurios įprastai nėra laiko išsikalbėti. Grįžtamojo ryšio daug kalbam ir teoriškai, kaip ir gal ir aišku, kaip tai grįžtamą ryšį išsakyti vienas kitam, bet tam reikia progos. Ir taip jis nevyksta, mes turim sukurti progą ir sakyti, kad dabar yra grįžtamo ryšio dalis. Ir kiekvienas gali paprašyti grįžtamo ryšio, gali išsakyti ir išsakyti, kad vat, kai tu darai taip, aš jaučiuosi va taip ir norėčiau paprašyti ano. Ir tam skiriam daug laiko ir tada atsiranda įprotis ir tada yra jau tvarus rezultatas. Tai va, ir jo, klausimas, jeigu nebus, tai pats savo užduosiu, ar galima kitaip? Nu, Ar būtina kiekvieną kartą tą draugą temptis į tos kalnus, laužyti jam kojas ir po to, kad žmogus gal net neišgyvens. Ar galima kažkaip kitaip, ne? Nu, grįžtant prie verslo, ar būtina laukti kažkokio didžiulio iššūkio, susifeilint, susipykti su klientais ir dabar jau metų praėjo, ten kokie 5-6, dar yra klientų, kurie dar primena mums tą vasarą, žodžiu. Tai manau, kad galima ir reikėtų grįžti, manau, prie klausimo, ar mano komanda yra brandi. Ar iš tikrųjų brandi. Tai ką mes dabar darom su metatymu, tai pradedam nuo diagnostikos. Tai ta diagnostika, kur yra ta paprasta lencionė, pridėjom daugiau klausimų, uždarų, atvirų, apie komandos, apie įmonės vertybės, kaip jie supranta realiai. Ir anketuojant, visai pavyksta, iš tikrųjų žmonės atsako išorinėse komandose, užtikrinam konfidencialumą ir atsako, kaip jiems atrodo, kaip jie save vertina ir iš to mes galim suprasti, kur komanda randasi, nes jie patys apie save kalba. Turim kontraktą, nes esam šiaip darę daug diagnostikų, kurios baigėsi tuo, kad pasižiūri vadovas, sako, nenoriu, aš atverčiu tos Pandoros skrynios. Čia, man atrodo, naujokas čia parašė, čia tas jau ir šiaip išeina iš darbo, neįdomu. Yra ir tokių atvejų, bet šiaip jeigu turim drąsos, turim kontraktą su vadovu, tai ką mes norim keisti, mes esam kaip metatim vadovų partneris, jo užnugaris, mes nepakeičiam vadovą jokių būdų. Ir tada važiuojam į procesą, turim sesijas visos dienos, kurias po to turim kaip palaikymo sesijas, tai yra kas mėnesį grįžtam pasižiūrėti, kaip sekasi komandai ir turim kažkokį apibendrinimą. Kaip minėjau, turim visą laiką lyderio palaikymą lygiai greičiai, tai yra sesijas kartu su juo asmeniškai, kaip jis išgyvena, tam, kad tas vienišumo jausmas nebūtų toks slegiantis. Ir procesas trunka iš tikrųjų kažkas tokio. Pusmetis, 9 mėnesiai. Kažkada turėjau kliento klausimą, sako, mes čia toks klubas, visi, žodžiu, susipykę, nepasitikė vieni kitais, sako, turim porą valandų, ar galite pataisyti? Nope, neturim tokio vaisto. Kaip ir taisant santykius su bet kuo, su antra pusė, su vaikais, su tėvais, reikia laiko, reikia naujų įpročių ir dalykai gali pasikeisti ir nelaukiant, kol ateis tas geriausias metas komandos augimui, pagal tą mano prezentaciją tarsi iššūkis, bet realiai geriausias metas komandos augimui yra, nu va dabar. Paimkit, pasižiūrėkit, įsivertinkit, kažkas turi savo įsitraukimo tyrimus, ir ten gali pamatyti dalykus, galbūt reikia išorinių žmonių, kurie padėtų pastebėti. Ir ką, palinkėjimui, kurkit stiprias brandžias komandas.